Pacientai turintys išimamus protezus tikrai patiria daug diskomforto ir bijodami odontologinių procedūrų atidėlioja gydymą, o kaip žinia, ilgai nešiojant išimamus protezus, kaulo rezorpcija greitėja ir sąlygos dantų implantacijai prastėja. Toks ir buvo ir šis atvejis, kai ilgą laiką atidėliojęs gydymą pacientas pagaliau kreipėsi ir buvo girdėjęs, kad gydymas atliekamas po vieną žandikaulį, po truputį, tačiau šį kartą buvo pasiūlytas kitoks, modernesnis gydymo metodas, sutrumpinant gydymo trukmę ir sumažinant paciento diskomfortą. Vėlgi, naudojant skaitmeninės technologijas, buvo suplanuota gydinė implantacija ir abiejose žandikauliuose atlikta implantacija ir pagamintas fiksuotas protezas iš karto po chirurginės procedūros. Pacientai, galvodami, kad gydymą reikia atlikti po truputį ar po vieną žandikaulį, kas seniau ir buvo tiesa, nes mūsų galimybės ir technologinės galimybės buvo ribotos, šiai dienai galima atlikti didesnės apimties kompleksinį gydymą.